Gruodžio 16 dieną Krikščionių partijos Naujamiesčio skyrius Naujosios Vilniaus vaikų globos namų auklėtinius pakvietė į šventinį vakarą. Sugužėję į Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejų, šventės dalyviai kartu su Kalėdų seneliu dainavo dainas, deklamavo eiles bei žiūrėjo spektaklį Pagrandukas. Mažiesiems vaikų globos auklėtiniams partijos nariai dovanojo kanceliarinių prekių, šiltų rūbų bei naują patalynę. Labai džiaugiamės, kad mums teko galimybę sudalyvauti tokiam gražiam renginyje. Mus pakvietė į šį renginį, pamatė visą renginį, visą vaidinimą, kuris tikrai sužavėjo, net nesitikėjom tokį gražų renginį pamatyti. Džiaugiamės, kad taip yra rūpinamasi mūsų globojamais vaikais. Vaikams buvo įteikti Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių sukurti atvirukai.